Taigi, mes Taline. Kiek tu laiko nebuvai Taline? Oi, nežinau, gal. Jeigu su tavim 40 metų, gal 50 metų nebuvo. Snata nebuvo Taline 50 metų, jaučiat? O aš nebuvau kokius 41 metus, įtariu. 80 kokiais ketvirtais gal buvau paskutinį kartą. Tai va. Tai aš dar Vilniuje negyvenau. Snata dar Vilniuje negyveno, kai Taline nebuvo. Čia gerai pasakyta. Niekas nekasau. Tas dar ankstyvas rytas, 8, dar 8 net nėra. Buvom susiplanavę pavalgyti, papusryčiauti vienai kaviniai. Bet teko iš bado nekentėti ir Vilniuje oro uoste šiek tiek užkrimsti, dabar nelabai norisi. 4 valandą ryto. Nieko. Žodžiu, einam, pasivaikščiosim truputėlį, dar praliksim ir nueisim tą kavinę. Mūsų žinomas viešbutis Vyrų, toks kaip Lietuva kažkada buvo žymus. Baltijos šalyse po vieną tokį turėjom, dangoraižį. Priešais įėjimą į senamiestį toks nemažas turgelis gėlių. Žiauriai nemažas. Negi čia išperka tas gėlės. Tuščia, kur dairais. Vyrų kebabas, baras ir mergos. Vyrų kebabai. O, kažkoks, matau, velnias sėdi. Žiūrėk, velnias, rasim tai tavo kavinę. Kažkur čia netoli. Va. Ai, ne velnias, karvė. Nu, bet iš užpakalio grydas velnias. Nu ir iš priekio ne kažką. Nori nuotraukos? Palaubiškai. Va, rūkis, matai jau ten? Po stogeliu merginos ruošia mum vietą. Jau žiūrėk, vaikinai kažkiek eina į vidų, tai gal jau dirba. Lenkų ambasada ten turbūt. Ai, čia gražiai. Ai, kaip gražiai čia. Žiūrėk. Mama Mia. Restoranas. Čia Mama Mia. Kaip šita. Zanzibarė. Old Hansa. Ai, ten koks bakštelis irgi geras. Gerulis. Pulčinėla. Kunigo gatvė. Kuninga. Ten pagrindinė aikštė, einam tą aikštę. Čia nemėris koks nors Lenartas. Gal ne? Ne, Kroksas. Panašus į Lenartą mėrį. Troika. Čia kažkur yra ta seniausia vaistinė. Nebeatsimenu, kurį vietą tiksliai, bet kažkur ten. O, saliukas fainas koksai. Suciucė. Koks pusiau taksas, pusiau basetas.
Va, rodo, ta senoji vaistinė į dešinę. 1422 atidaryta. Dabar, aišku, jinai bus užverta, bet vėliau mes užeisim ją pasižiūrėti turbūt. Iš kur čia jinai yra? Gal šita? Aptiek. Ne aptiek čia parašyta. Nuo 10. Monday, Saturday, nuo 10 iki 6, Sunday closed. Ai, aptiek. Jo. Štai ir Lietuvos vėliavas atradom. Aišku, ne ambasada čia, bet viešbutis. Bet reiškia lietuvių čia yra. Klausyk, mes tą patį gatvelį šiem, ar ne? Ai, ne. Ne. Baras, restoranas. Čia senų namukų yra. Kažkur mačiau šitą vaizdelį nuotraukose. Žiūrėk, čia kažkokio namo sienos kažkokios tai iškabintos artefaktai. Kažkas tai mergelių kažkoks yra. Kažkokia mergelių siena. Man tai už tas namukas fainas. Ir baras jame yra. Restorante. Ir itališkas. O, čia gražiai atrodo šitas. Čia mes nusifotografuosime kartu. Nu, čia tokie viduramžiai. Nice. O, žiūrėk, kiemelis. Chicken kažkas parašyta. Alaus kvapas. Aha, mižalų. Alaus ir mižalų. Čia mes buvom va ten, anam gale. Darėm nuotrauką va į tą pusę. Galim dabar čia eiti. Ei, boba. Ko? Štai čia yra Estijos, tai yra Talino, ne, rašo Estijos dramos teatras. Man jis panašus kaip kokia šventykla. Kaip ir buvau suplanavęs, žiūrėsim į Rūkį kavinę. Sakė, čia gera šakšuka, papusryčiausia. Baisiai geras kvapas.
Gaila, nebėga vanduo. Turėtų bėgti. Čia ne katės mižalais mirdo, o stirnos mižalais. Mum užlipti. Nepastebėt, kai aš Sonatą filmuoju, jis laik daro taip. Kreipi dėmesį kitą kartą. Pagal legendą, šitas Tompėja kalva yra niekas kitas, o Kalevo kapas jų mitinio herojaus. Tai pati seniausia Talino bažnyčia, pastatyta dar 13 amžiuje, vienuolių dominikonų. Įsivaizduojat, kiek jam metų jau, 800 su viršum. Bet nieko išsilaikys, visai neblogai, net neatrodo, kad griūtų. Po Pitaką įėjimas, tai ir neinam. Biškai, filmuo gražu ten matosi, bet 10 eurų mokėt iš 2, ne kažkiek. Einam, nes jaučiuos šitie dabar nueisim. Šiandien vyksta kažkokia svarbi gynybos konferencija. Suvažiavę pareigūnai visokie iš NATO, čia matau, kieno čia yra vėliava, skamba kaip Albanijos kažkokios. Koks prezidentas matyt nuvarė. Žodžiu, Lenarto Merio gynybos viešoje konferencija. O, va, ta mūsų katedra Nevskio. Tai aš apie ją papasakosiu šiek tiek. Nu, graži šiaip, aišku. Žodžiu, pastatyta į 1900 metais, kai Estija buvo Rusijos imperijos sudėty. Ir pastatė ją pačioje matomiausiai Talino vietoje. Sakant, įbedė vėliavėlę, pasakė, čia mūsų, miestas mūsų, viskas. Ir tai tęsiasi iki 1918, kai Estija įgijo nepriklausomybę. Tada dar kažkiek ten pasisukiojo aplinkui, kol buvo nepriklausomi, ir 28 metais priėmė nutarimą savo parlamente nugriauti, kai vieni matė šitą dalyką, kad jo čia nebūtų, nes jis labai kvepėjo tokia prievartinė rusifikacija, nors pastatas žiauriai gražus, iš tikrųjų, labai gražus. Tai va, ir būtų nugriovę, bet pinigų tuo metu neturėjo, tai prasitempė, paskui prasidėjo karas, paskui jau taip ir nebenugriovė. Nu, gal ir gerai, kad nenugriovė. Gražus pastatas. Ai, va čia va yra parlamentas. Sonia, va čia yra parlamentas. Nu, Seimas, jo. Kaip vadinasi, Rygikogų. Va čia sėdi jų valdžia. Į celofano panašus. Tai
bardzo słabo. Buvo tai draudžiama, bet pafilmavau šiek tiek, gal kažkas matysit. Ubagų čia prisėdė, kaip ir prie kiekvienos cerkvės. Prie rusiškos bažnyčios gėjų vėliava. Ypač. Senamiestis visiškai kitoks nei Vilniaus, nei Rygos. Toks labiau viduramžiškas. Toks kažkoks vikingų. Sonata atkreipė dėmesį, kad šitame bare, kur mes geriam alų, ne vienintelė moteris, vien vyrai aplinkui. Paskui supratom, kodėl taip yra. Vyrų keba. Nu va, aišku dėl ko. Čia tik vyrų pasirodo. Na tai čia iš negalima būti. Eik iš čia. Tuoj prieisime stilingą, modernų rajoną, kuris buvo perdarytas iš gamybinių pastatų, panašiai kaip mūsų turbūt Paupio rajonas dalinai. Tai va, čia padaryta daug visokių kavinių, restoranų, gražios erdvės. Tai pasivaikščiosim, gal kažką užkasim. Vadinasi rajonas Rotermanį. Nuo raudonų plytų turbūt. Čia net ne plytas, čia metalinis toksai surūdijusio metalo dizainas. Arkliukas. Nu, gražu čia visai. O žiūrėk, šunys kaip pas mus prie Gedimino ten papėdėjai. Lietuviški skalikai. Ir čia tokia. Kažkas gimtadienį švenčia. Nu, nice. Kiaušinis bėga. Čia mergaukaris gal. Tas bibis, nu tai šitą žiūrėk. Geras. Girdi. Ten mergaukariai švenčia ir pažiūrėkė balionai. Vienas nežinau ką, bet kitas tai bibis. Žemaitaitis bibis. Fine, čia gražu.
ten dar tokių praėjimų visokių įvairių siaurų. Aha, gražu čia. Šiuolaikinis tikrai. Ten gražu, žiūrėk, irgi nueiti. Einam ten pačią. Čia buldogas raudonas. Iš toli galvoju, kad liūtas, tai čia buldogas. Pamena tokius? Kur ten jie yra, Velykų saloje ar kokioj? Tokie žmogeliukai. Atsisėdom parke ant suoliuko ir taip savė miegas mus, nes kėlėmės vidurnaktį kažkada. Taip šilta, čia prisirpam. Galvojom, kad kas nors mus pasuptų ant kokių supynių. Fainai būtų. Nedidukas, bet mums dviem dienom naktiniam, tai čia normaliai. O, taip atrodo per langą. O, žydi sodai. Langas turbūt neatsidaro, gal atsidaro. Atsidaro langas puikiai. Gerai. Galima. Op. Ką dar turim? Palauk, šaldytuvą ar turim? O, tai pažiūrim, šaldytuvas yra. Nusikur kortelį, kad elektra būtų. Dušiukas, tualečiukas, tvarkingai, čia gražiai, viskas ok. Toks nedidelis kambariukas už pakankamai, ten tokia nedidelė kaina. O kiek kainavo? Kažkur tai para apie 70 eurų. Turėjom lietuvių ambasadą. Prezidento rinkimai. Stebėjau dar tokį dalyką, kad pas juos nemažai gatvelių yra iš tokių akmenų. Pas mus vis tiek tokio grubaus grindinio nelabai rasi senamiestyje. Čia toksai viduramžiškas padarytas. Tai va dabar šios kelionės tikslo momentas. Apsilankėme restorane, kuriame švenčiame tik 39 metų sukaktį. O kitais metais bus trankiai. Šiemet paprastai dviese. Palanga, ai, kai 39, palanga nepadės. Nu, dar gali pakartoti šitą dalyką, ką tu sakei. Kai tu 39.
Galvoju, tą progą reikėjo kažką įdomiau užsisakyti, tai užsisakiau briedienos. Žiūrėsim. Net nežinau, ar esu valgęs briedienos. Nepamenu. Nebent per savo nesąmoningą amžių dar, kai jau buvau vaikas. Gal kas davė briedienos, nežinojau tiesiog. O senato žuvies, nes norėjo antės krūtinėlės, bet nebuvo. Kažkaip pasikeitęs menino praeitą kartą, kai mes žiūrėjom. Gavom juodos duonos. Jinai pakepinta ar ne? Jinai tokia minkšta. Tokia, kaip pasakyti. Bet šilta ar ne? O kas ten sūris? Ne, čia sviestas. Ai, sviestas su prieskoniukais tokiais. Toks užkandukas. Tikiuosi, kad nemokamas. Bet jeigu paklausė, ar norėsite, tai turbūt, kad mokamas. Nu, ar skanu? Skani duona? Žiūrės galinana. Čia jų tradicijos. Mėjau kažką pasakyti apie tą restoraną, kad atrodyčiau protingai. Tai perskaitys. Na, reiškia, šis restoranas nuolat patenka į geriausią Estijos restoranų sąrašus. Garsėja ne tik maistu, bet ir neįtikėtino aptarnavimu. Kažko ypatingo nepastebėjau čia, šiek tiek papasakoju, daugiau galbūt. Tarkim, neblogai, šiaip tai aptarnavimas neblogai. Ant sąskaitų jie, kaip rašo, dažnai palieka ranka rašytus palinkėjimus. Jeigu tokie bus, tai pademonstruosiu, kas ten bus parašyta. Reiškia, yra kažkokios tai dar pastatas apipintas legendomis, kad čia vyko kažkoks velnių balius. Reikia paklauskit padavėjai, mielai papasakot šiurpią istoriją kamerai, bet užteks taip. Žinosim, kad čia buvo velnių balius, o mes patys du velniai tokie ragana ir velnis. Na, tu ten sakė apie duoną? Pirmą kartą gyvenime tokia skanė duona galbūt. Žiūrėkit, kokia minkštumo tokia duona. Čia mano briedis. Tokia yra kažkaip petis. Ne petisgi pas gyvūnus būna. Būna kažkaip pečiai, kaip pas žmonės. Kad briedis pečius turi. Kokia tavo žuvelė, ką to pasakoja? Kažką pasakoja, čia kažkas yra. Nu čia kaip aukšto lygio restorane. Kursas yra, reikia mėgautis maistu, o ne ryti. Jo, tai sakė Angel. Įvertinkime mūsų pirmą metinių šventimo epizodą iš restorano. Labai skanus maistas. Garsiau kalbėk, nes nieks negirdi. Labai skanus maistas. Gerai. O kas ypatingai patiko? Man tai patiko tavo desertas. Mano desertas. Duonos desertas, bet toks kažkoks yra ir ta duonelė, kai atneša. Ir pirma duona labai patiko, jo. Kažkas tai Briedis buvo skanus, man pasirodo šiek tiek sausoka ir labai toksai skaidulinga mėsa. Tokia, galvau, bus panaši kažkaip į jautieną, bet tamsesnė ir tokios daug skaidulų tokių, bet skonis geras. Tai kaip ir įvertinsim, kad mums pavyko. Pirmoji dalis ir dabar po truputėlį einame į antrą dalį. Tai bus botaniko baras. Kažkoks baras. Botanik baras, kuris garsėja savo kokteiliais, iš tokių žolelių ten jie prideda, botanikai. Žodžiu, ten liktai negroniai labai ypatingai, kažkaip ypatingi. Tai būtinai pradėsim nuo negronio, Sonata pradės ne nuo negronio, nuo savo klasikinės margaritos. Galbūt bus tokia. Nu, ne, bus kažkas kitas bus. O paskui jau dar kažką. Ir tada eisim nuo Mučio ir viešbutį ir baigsim žiūrėti Euroviziją. Sirgsim už mūsų atstovą. Tiesa, nenusipirkom kortelės, galėjom prabalsuoti šiek tiek. Dabar jau vakarė nenusipirksiu nieko čia. Nu, jeigu jau geras bus, tai ir laimėsiu. Šiaip kaip Vilnietis būsiu gal netaktiškas, bet pripažinsiu, kad Talino senamiestis gražesnis, įdomesnis, įvairiapusiškesnis ir daug senovinių tokių pastatų iš viduramžių. Pas mus tokių nėra. O antroje vietoje Vilnius.
Žiūrėkit, negronių sąrašas. Aš net nežinau, ką daryti man. Ką daryti, kaip išsirinkti. Net nežinau, kaip man išsirinkti tiek negronių visokį. Tik aš ne vieną neižliubinu be kliaro. Bet man kas nors papasakos sąrašą. Čia kažkoks yra vyšninis negronis, kas man turėtų patikti. Skonis nieko, bet tai nėra mano pats geriausias. Nu, negronis tai biškė paruoštas buvo iš anksto, mačiau išpylę. Ir toksai, nu, gal ir šaltas, gal yra šaltas. Šiaip skonis geras, viskas ok, gražiai atrodo. Labai man patinka stiklinė. Tokia metaliniu, tai parodysiu kaip atrodo, su metaliniu pagrindu. Tokia tikrai malonė. Sanatas margarinas keistoka, aišku, ne tokia mindė, kokiam pripratę, bet skonis kaip neblogas. Skonis neblogas, pirmą kartą margaritą geriu su kubu. Pirmą kartą. Nu, aš tikiuosi, kad mes rytoj nueisim į kitą barą, į slaptą barą ir ten bus geriau. Ten dar turim nuo Jono, mūsų draugo Jono, perduoti linkėjimus jų varduotam kažkam barmenui. Tikiuosi mes jį rasime, perduosim. Gal netgi padarysim kažkokį tai video Jonui pasiųsti. O šiandien, kaip sakoma, mėgavomės šitame bare. Šiam gražiam Talino fone aptarsime antrąją mūsų vestuvių metinio šventimo dalį. Čia reikia. Taip, kaip jums patiko Botanik baras, kurį aš išrinkau? Viskas kaip ir gerai. Dirba du žmogiukai tik tai, barmenas ir moteriškė, tokie jau Metuose? šiek tiek ne vaikai. Ir, nu, neblogai viskas, aišku, man nepatiko, kad negronis buvo paraštukas, vis tiek fainiau, kai jau įpila, pamaišo, išmaišo, bet aišku, jis ten vienas nespėja daryti, ten žmonių pakankamai daug, kokteiliai brangus, Taline galiu pasakyti. Negronis gali būti nuo 16 iki 20 eurų. Bet pastebėjau, kad, pavyzdžiui, mūsiškiai labai pergyveno, kad pas mus aukštas kainos, čia didesnis kainos, bet didesnis dėl to, kad PVM-as 24%, pas mus 21%. Taip, kad dar visai mes šiandien neblogai gyvenam. Čia turiu. Pareina seniokai, 39 mečiai. Mums tik 39, da. Tai ten mūsų viešbutis. O, čia bardagėlis kažkoks. Gitaros groja.